Bebras tupėjo prie medžio ir graužiai savo dideliais kapkliais. Aš stovėjau šalia ir fotografavau. Aš esu nacionalinės premijos laureatas ir žinoma, nacionalinės premijos esu kūrintis fotografijų parodą su gyvūnais. Gyvūnai man labai patinka, nes aš visada pagaunu, kai jie šoka ant grobio arba nusileidžia nuo grobio ir visaip kitaip su to grobiu žaidžia išdarnėja. Ne, visokias nesąmonės, o aš jau tas gyvūnus mėgstu nuo pat vaikystės. Kada? Mano mama pasakė, man čia yra sliekas ir aš susižavėjęs pradėjau fotkinti gyvūnus. Dabar aš turiu užduotį nufotografuoti patį bebrą. Taigi, sekmadienio rytą aš atsikėliau, kaip visą laiką, išsigandusi, nes pamečiau savo fotoaparatą. O kur tas mano fotoaparatas? Aš ieškoju spintoj, po stalu, niekur nėra. fotoaparato. Fotkinti su telefonu galvau, taip išsisuksiu iš situacijos. Prieinu prie bebro, arti. Bebras arti manęs, besišypsąs dantimis, graužiai dirba savo darbą. ir aš tada snykinu, lėtai pasislipau už vieno berželį. Želio, o bebras pradėjo stebėti mane. Mane iš padilbų ir tada aš galvoju tą bebrą pačiupti. Pačiupti ir gal pasiimsiu jį, išmesiu į orą ir tada nufotkinti. Ir bus nereali nuotrauka ir aš taip pat darau, paimu tą bebrą, metu į orą ir galvoju dabar. Bebras tada taip, tokį garsą. Ir iš visų pakampių pradeda dalytis bebrais bebrienėm. Ir tada aš kažkaip visą tą šeimą išmetu į orą ir... Suprantu, kad jie link manęs visi artėja, pradėjo mane pulku, lipt ant manęs ir žinoma, jie pradėjo graužti mane kaip beržą, aš jau... Atbėgu, bandau bėgti, bet jie man kapoja visai ko. Kapoja galvą, kapoja ausis visą, kapoja, beveik manęs jau nebelieka. Ir dabar aš guliu ligoniniai. Nuostabios nuotraukos išėjo, pasižiūrėjau. Bet aš selfinau, dariau visą laiką selfius. Ir po šitos parodos esu aukščiausio lygio žvaigždė, ne tik nacionalinė, bet